Na, mes visai netrukus kartu su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala aptarsime skirtingas vakarų šalių reakcijas į Tarptautinio baudžiamojo teismo išduotą arešto orderį Izraelio premjerui. Likite kartu su LRT. LRT eteryje tęsiame svarbią valandą. Tarptautiniam baudžiamajam teismui uždavus Izraelio ministro pirmininko arešto orderį, dalis Romos statuto narių, tokios kaip Jungtinė karalystė, Airija ir Slovėnija, patikino, kad Benjaminui Netanjahu, jeigu šis atvyktų, grėstų suėmimas. ES šalis laikytis įsipareigojimų ragina ir bendrijos diplomatijos vadovas. Jis pabrėžia, kad teismo nurodymas teisinis, o ne politinis. Tačiau viena teismo narių Vengrija žada duris Netanjahu laikyti atviras. Izraelio ministras pirmininkas greičiausiai lankytis galės ir Jungtinėse valstijose, kurios nėra Tarptautinio baudžiamojo teismo narės. Kad sieks arešto orderių, Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras perspėjo dar gegužę. Tačiau žinia, kad Benjaminui Netanjahu ir Joavui Galantui iš tiesų grėsė suėmimas daugeliui Izraelyje, vis dar skamba neįtikėtinai. Kai tai išgirdau, sakiau, Dieve, kaip jiems kyla mintis sulaikyti Izraelio ministrą pirmininką ir jo štabo viršininką. Kaip? Žinia akibrokštas ir pačiam premjerui. Šio antisemitinio veiksmo tikslas vienas – atgrasyti mane, atgrasyti mus nuo teisės gintis. Ir jis, ir buvęs gynybos ministras kaltinami pažeidę tarptautinę teisę, kai esą mažiausiai 2 kartus sąmoningai nukreipė Izraelio oro atakas į Gazos ruožo civilius ir jį patekti kliudė humanitariniai pagalbai, taip civilius atkirsdami nuo išgyventi būtinų maisto, vandens, medicinos priemonių ir degalų. Pastarasis argumentas galbūt nebūtų tiek daug lėmęs, jei Izraelis būtų paisęs tarptautinių organizacijų perspėjimų ir raginimų keisti metodus. Manau, viso šito buvo galima išvengti. Iki teisminio tyrimo kolegija ilgai laukė ir žiūrėjo, ar tendencijos pasikeis, bet karas tęsiasi ir aukų skaičius Gazoje toliau auga. Išduotas ir Jahja Sinvarą pakeitusio Hamas vadeivos, kuris pasak Izraelio taip pat neseniai nukautas arešto orderis. Bet kaltinimai ne jam, o 2 Izraelio politikams yra tikrasis žemės drebėjimas. Teisingumas kartais užtrunka ilgiau nei kulkos, bombos, bet galų gale priėjome tašką, nuo kurio atgal nebegrįšime. Netanjahu suėmimas teoriškai grėsia visose Romos statutą ratifikavusiose, vadinasi, Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją pripažįstančiose šalyse, nors vienos jų, pačios turinčios problemų su teisės viršenybė lyderis, Netanjahu tiesia ranką. Pakviesiu Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanjahu atvykti į Vengriją ir patikinsiu, kad jei jis atvyks, Tarptautinio baudžiamojo teismo verdiktas Vengrijoje negalios. Mes juo nesivadovausime. ES diplomatijos vadovas pabrėžia, kad sprendimas teisinis, ne politinis, todėl privalus visiems. Tai įpareigojantis sprendimas ir visos šalis, visos teismo narės, tarp kurių ir visos ES narės įpareigotos laikytis šio sprendimo. Arešto orderiai nepatogumų kelia ir Vokietijai, kuri pabrėžia ir teisės viršenybės ir istorinės pareigos Izraeliui svarbą. Kyla pagunda sakyti, sunku įsivaizduoti, kad tokiu pagrindu Vokietijoje galėtų būti vykdomi suėmimai. Bet tarp nedaugelio šalių, kurios Romos statuto nepasirašiusios, Jungtinės valstijos, jos teismo sprendimą išduoti arešto orderį griežtai pasmerkė, o būsimasis šalies lyderis Izraelio atžvilgiu žada būti dar palankesnis už dabartinį. Tas pats Tarptautinis baudžiamasis teismas, tas pats prokuroras Karimas Khanas prieš 1,5 metų pavasarį dėl neteisėtos Ukrainos vaikų deportacijos išdavė iki gyvos galvos galiosiantį Vladimiro Putino arešto orderį. Vakarų sąjungininkai, taip pat ir Jungtinės valstijos, šį sprendimą sveikino. Kodėl Izraelio premjero atveju Vašingtonas tą patį teismą, tą patį prokurorą pasmerkė, tarsi abejotų jo kompetenciją, kiek anksčiau klausiau Rytų Europos studijų centro vadovo Lino Kojalos. Visiškai nestebinanti Jungtinių valstijų pozicija. Visų pirma, šalis apskritai nėra ratifikavusi baudžiamojo teismo ir jurisdikcija Jungtinėse valstijose negalioja. Tai turbūt parodo požiūrį didžiosios valstybės į šitą teismą ir apskritai turbūt įsivaizdavimą, kad jokie tarptautiniai įsipareigojimai negali varžyti galiausiai Jungtinių Amerikos valstijų teisės priimti sprendimus atitinkamai šalies interesams. Beje, ir kitos didelės valstybės nėra linkusios to pripažinti, pavyzdžiui, Kinija. Taip pat mes matome sutarimą
tarp Joe Bideno ir Donaldo Trumpo, dviejų politikų, kurie tikrai nelabai turi ką bendro, bet šiuo atveju abu kritikuoja teismo sprendimą ir tai dar kartelį parodo, kad šiandien Jungtinių valstijų politinio elito tarpe parama Izraeliui yra labai didelė ir jokio tapatumo su tuo, ką daro Kremlius, su tuo, kaip elgėsi Putinas Jungtinėse valstijose nėra ir tikėtina, kad artimiausiu metu pokyčių tikrai nebus. Tuo tarpu kadenciją baigiantis ES diplomatijos vadovas Josepas Borelis sako, kad ES šalys, kurios yra Romos statuto narės, jų iš viso yra 124, daugiausiai Europoje, turės vykdyti teismo orderį. Ar čia bus vienybė? Tokios visiškos vienybės, ko gero, tikėtis negalime. Jau ir dabar matome kai kurių šalių politinius lyderius gana kritiškai atsiliepiančius apie teismo sprendimą. Apie tai, pavyzdžiui, kritiškai atsiliepia Čekijos premjeras, Austrijos vyriausybės pareigūnas, tarsi ir nepasakydami, kad jie nevykdytų teisinių įsipareigojimų, bet parodydami, kad bent jau nepalaiko paties sprendimo pobūdžio. Bet matyt, kad bet kuriuo atveju reikia pripažinti, jog Benjaminui Netanyahu kelionės į užsienį taps gerokai sudėtingesnės. Ir turbūt net ir tais atvejais, kai jis vyktų arba svarstytų vykimą į valstybę, kurios politiniai lyderiai sako, kad nesilaikytų teismo sprendimo, nesulaikytų Izraelio premjero, tai vis tiek sukurtų tam tikrų papildomų rizikų ir ko gero dėl to Izraelio premjero galimybės bus gerokai labiau suvaržytos. Kaip ir aišku, tai dar kartelį pademonstruoja tą statusą, kurį turės Izraelio politinis lyderis tarptautinės bendruomenės akise, o jis nėra pakankamai kritiškas, ypatingai dėl pastarųjų metų įvykių. Ar tai nesugadins Izraelio ir tų vakarų sąjungininkių, kurios sako ir labai aiškiai sako, kad vykdys tarptautinio baudžiamojo teismo orderį? Manau, iš esmės neturėtų sugadinti. Mes matome kai kurias valstybės, kurios labai ieško subtilaus balanso, pavyzdžiui, Vokietija, taip iki galo ir neatsako, kaip komentuoja šitą teismo sprendimą. Viena vertus, tai aišku, šalis, kuri labai rimtai priima tarptautinius įsipareigojimus, kita vertus žinome, kad santykis ir artumas su Izraeliu yra labai didelis ir noro įgelti papildomai Benjaminui Netanyahu ar pademonstruoti priešiškumą tikrai yra vengiama. Tai matyt, bus daug balansavimo ir bandymų kalbėti su Izraeliu kitose formatuose, kitais būdais, išvengiant šitos situacijos ar tokių nutikimų, kai tektų svarstyti ar suimti Benjaminą Netanyahu jau atvykusi į vieną iš valstybių ar ne. Tai ko gero tokiu atveju nekils ir diplomatinis dialogas tiesiog vyks kitais formatais, nes Izraelis yra pernelyg svarbus, pernelyg reikšmingas daugeliui ir Europos valstybių tam, kad santykiai visiškai nutrūktų. Jūs minėt ir ES valstybės, žinom, Jungtinės valstijos tikrai nevykdys šito tarptautinio baudžiamojo teismo orderio, tai tada natūraliai kyla klausimas, ar iš viso yra prasmė likti tokiam teismui, jeigu jam galima nepaklūsti. Ir tai turbūt yra ta fundamentalioji apskritai tarptautinės teisės dilema. Nėra tarptautinėje teisėje policijos, nėra tarptautinėje teisėje jėgos struktūrų, kurios galėtų realizuoti bet kokius tarptautinius susitarimus, bet kokių tarptautinių teismų sprendimus. Ir iš esmės viskas tokiu atveju priklauso nuo konkrečių valstybių, kurios prisiema šios įsipareigojimus ir jos realizuoja praktiškai naudodamas savo teisės saugos struktūras ir tas galimybės, kurias susikuria atvykus asmenį, kuris yra ieškomas pagal orderį ir panašiai. Tai iš esmės tokia dilema pasitaiko tikrai ne pirmą ir ne paskutinį kartą ir matyt, turėsime ir toliau taikstyti su tą situaciją, kai tarptautinės teisės principai ir institucijos, kurios veikia tarptautinės teisės lygmenyje, nuolatos susidurs su dilema, kaipgi realizuoti tai praktiškai. Ir Benjamino Netanyahu atvejis tai yra vienas labai gal ryškus ir toks kontroversijų sukeliantis pavyzdys, bet tikrai ne vienintelis.